Recording. Sveiki, turime žmogų visiškai dabar be rigo, be kaulo, nepasakysiu čia vyras ar moteris, bet nesvarbu, pasižymim tą žmogų. Per N-panel susirandam rigging, N-panel su N. Čia va, kur tas oranžinis, tai rodo, ką spaudau, jeigu kartais nepasakyčiau. Čia vadinasi screencast key šitas funkcionalumas, bet jį reikia įdėti kaip papildomą adoną. Tai tada pasidarius N-panelę, susiradus tą MFPB, susirandam rigging, default rigą nustatom, numatytasis rig ir add standard rig. Ir viskas uždeda. Dabar kaip jį pajudinti, tai pasirenkame visą rigą, žiūrim, kad visas skeletas būtų pasirinktas. Padarome pause mode, va per čia va, ir tada po vieną kaulą galima judinti, su R, G, visaip, galima kelis kaulus judinti su shiftu, G, R, priklausomai nuo poreikių, žiūrint kokią pozą reikia. Tarp kitko, kai kurios pozos yra padarytos jau make human, galima jas paimti ir įsikelti iš ten.